dabar mes kalbėsimės apie tai, jog ši savaitė yra minima kaip tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė. Per ją skatinama siekti didesnio kurčiųjų įsitraukimo visuomenėje ir apie kitus tikslus kurčiųjų savaitės mes netrukus ir pasikalbėsim. Mano pašnekovas yra Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Paulius Jurjonas. Labadiena, Pauliau. Labadiena. Ir taip pat vertėjas į gestų kalbą sėdi šalia manęs Kazimieš Aleševič ir kviečiu tiek girdinčiuosius, tiek kurčiuosius įsijungti transliaciją su vaizdu portale LRT LT ir klausytis ir matyti šį mūsų pokalbį. Pradėkim nuo to, nuo ko ir pradėjau, sakydama, kad kurčiųjų savaitė. Tai kokie yra šios savaitės tikslai, Pauliau? Na tai gerai. Apibendrinant kurčiųjų savaitę, jos tema yra, būtent gestų kalbos tiesiog teisės toks pasirašymas. Ir ta savaitė, jinai turi daug elementų, kiekviena diena turi savo temą. Tai aš iš pradžių gal pradėsiu, šiek tiek nuo istorijos, iš kur visa tai kilo. Visada kiekvienais metais mes turime šventę, rugsėjo paskutinį sekmadienį, tai yra tarptautinė kurčiųjų diena. Ir, pastebėjome, kad, mums vienos dienos nepakanka informacijos sklaidai. Ir, tam, kad šviesti žmonės, tam, kad ginti gestų kalbos teisę, tam, kad, daryti informacijos sklaidą, vis dėlto buvo pasaulinės kurčiųjų federacijos kongresas ir buvo įtvirtinta, pratęsta ta kurčiųjų diena, jinai buvo padaryta į kurčiųjų savaitę. Jinai prasidėjo 1958 metais ir Lietuva šią tradiciją perėmė ir iki šiol ją taip pat, turi. Ir, ją naudojame, kad spręsti įvairias problemas, didinti prieinamumą, šviesti žmonės ir daryti panašius dalykus. Tai iš tikrųjų tarptautinė kurčiųjų savaitėje turime daug temų, nes turime temas apie integraciją, turime temas apie kurčiųjų kultūrą, apie kurčiųjų teisių gynimą, apie mūsų šventes. Tikslai būna tokie kaip susitikimas su politikais, visuomenės švietimas apie kurčiuosius. Atsiprašau, šiek tiek į mikrofoną trenkiau. Tai, tiesiog būtent skatinimas žmonės pažinti kurčiųjų bendruomenę. Minėjot, kad vienas iš tikslų tai yra gestų kalbos teisių gynimas. Tai kokioje situacijoje dabar yra gestų kalba? Tai mūsų tikslas, yra gestų kalbos įstatymas, įteisinimas tokio dalyko. Nes, istorija yra tokia, kad 95 metais, gegužės 4 dieną, gestų kalba buvo oficialiai pripažinta kaip kurčiųjų gimtoji kalba. Ir nuo to laiko, kai buvo jinai įtvirtinta kaip kurčiųjų gimtoji kalba, iš tikrųjų viskas ir prasidėjo. Visi tyrimai, visas švietimas apie gestų kalbą, taip pat, buvo daug, pasiekta dėka to. Ir, nemažai žmonių sužinojo apie gestų kalbą, jinai atsirado tokia kaip, pilnavertė kalba, bet, mes norime nesustoti vietoje ir tiesiog, plėsti tą dalyką. Galime pasidžiaugti, kad Lietuva turi dvi gimtasias kalbas, lietuvių kalbą ir lietuvių gestų kalbą. Svarbiausias tikslas yra informacijos sklaida, nes, tikrai ne visi žmonės žino viską apie gestų kalbą, tai mes vykstame į įvairiausias įstaigas, į įvairiausias vietas, kur tiesiog atliekame švietimą, šviečiame apie, gestų kalbą ir tai tikrai yra, gražus toks dalykas ir, išskirtinis tas švietimas, ne toks kaip gal kiti dalykai. Klausytojams priminsiu telefoną, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, paskambinti ir paklausti kažko Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidento Pauliaus Jurjono, tai 23631111, Vilniaus kodas 05 ir taip pat, aišku, kviečiu žiūrėti mūsų transliaciją portale LRT LT. Pauliau, kiek juda tas gestų kalbos įstatymo įteisinimas? Kokioj stadijoje tada jisai dabar?
Tai mes iš tikrųjų pradėjome rinkti informaciją apie tai, pradėjome atlikti jau tyrimus, peržvelgti įvairiausius dalykus ir postumis jau tikrai vyksta, tikimės, kad pavasarį jau tikrai pasistumėsime ties to, jau yra ir vis tiek pokalbiai ties to vyksta ir tikrai postumis yra. Ir aš tikiu, kad pavyks ir galbūt, kai jau bus įvyks Seimo rinkimai ir bus išrinktas naujas Seimas, tada galėsime tiesiog palaikyti su jais kontaktą ir galbūt vesti apie tai pokalbius. Iš tiesų, dar tęsiant apie gestų kalbą, kiek visuomenė žino apie tą gestų kalbą ir kiek siekis vis dėlto būtų plėsti mokėjimą gestų kalbos? Tai gestų kalbos tikslas yra toks, kad tai visgi yra kalba. Ir kalba yra skirta tam, kad būtų galima bendrauti. Tai nėra komunikacinė priemonė. Jeigu nori bendrauti su kurčiaisiais, jeigu nori bendrauti gestų kalba, tai išmoksti gestų kalbą. Su kurčiaisiais gali bendrauti ir kitais būdais, žinoma. Galima bendrauti susirašinėjant, bet visada yra tokia galimybė, yra Lietuvių gestų kalbos vertimo centro metodinis skyrius, kur galima lankyti gestų kalbos mokymus ir išmokti gestų kalbą. Tikslas yra, mokyti, šviesti visuomenę, kad kuo daugiau jų mokėtų gestų kalbą, kad vaikai net mokytųsi gestų kalbą, tam, kad galėtų bendrauti ir su kurčiaisiais. Ir taip visada kviečiame, visada esame kviečiami tam, kad, kur nors nuvažiuoti, atlikti tos mokymus, žmonės gan noriai tą daro. O sunki gestų kalba yra? Geras klausimas iš tikrųjų. Čia viskas priklauso nuo žmogaus. Yra žmonių, kurie labai greitai įsisavina, yra žmonių, kurie lėčiau įsisavina, yra žmonės, kurių kalba yra, kaip sakant, minkšta, kitų žmonių, jie yra šiek tiek netokia minkšta. Tai, įvairiai iš tikrųjų. Yra žmonės, kuriem labai ilgai užtrunka išmokti, gali ir 3 metus ir panašiai, o yra žmonių, kurie tiesiog per mėnesį ar per savaitę jau įgunda. Tai, viskas priklauso nuo to, kaip žmogus sugeba įsisavinti kalbą. Grįžtant prie kurčiųjų savaitės, minėjot, kad kiekviena diena yra skirtinga tema, tai šiandiena yra apie švietimą, apie įtraukųjį ugdymą, jūs kaip tik ir atsakingas esate draugijoje už švietimą. Tai kokia yra situacija, kaip jūs apibūdintumėte situaciją su kurčiųjų vaikų švietimu? Tai aš patikslinsiu, aš esu kurčiųjų draugijos valdybos narys, kuris yra atsakingas už kurčiųjų švietimą. Tai, dabar labai aktuali tema yra įtraukusis ugdymas, pradėjome tą vykdyti ir yra toks klausimas. Klasės yra didelės, vaikų vis tiek yra nemažai, jeigu ten yra vienas kurčias ar neprigirdintis vaikas, ar jam tikrai yra visa medžiaga, visa metodika pritaikyta, ar yra kviečiamas vertėjas, sako, kad, užsakysime vertėją ir išspręsime problemą ir tiesiog tam vaikui bus vertėjas, kuris viską išvers. Bet vertėjų nėra pakankamai, kad kiekvienam vaikui tiesiog, užtektų jų. Vaikųgi yra daug, jų yra įvairiausiose klasėse per visą Lietuvą. Taip pat, jeigu yra visa informacija perteikiama tiesiog per vertėją, tai koks yra ryšys tada su tuo pedagogu? Ar vaikas turi kažkokį ryšį? Ar jisai tiesiog viską gauna tą informaciją visą per vertėją ir tada nėra to ryšio? Taip pat pats įvairus galbūt kažkoks pedagogo pataisimas ar padėjimas, jis, nėra toks natūralus, kai viskas vyksta per vertėją. Ir, mes pastebėjome, kad neretai pedagogai nežino, kaip elgtis su kurčiaisiais, su neprigirdinčiaisiais. Tai dėl to mes, vykstame, šviečiame šiuo klausimu ir bandome padėti pedagogams, tam, kad jie žinotų, kaip elgtis. Tai įtraukusis švietimas, mes matome dar tokį vieną tikslą prie to, kad turėti valstybinį gestų kalbos egzaminą. Tam, kad kelti motyvaciją mokiniams, nes mes turime lenkų kalbos egzaminą, turime kitų kalbų egzaminus, kodėl neturėti gestų kalbos egzaminą? Nes
Tokiu būdu mes galime kelti ir motyvaciją mokiniams. Galbūt atsirastų daugiau žmonių, kurie norėtų išmokti, jeigu būtų egzaminas. Na, tai tokie yra pagrindai mūsų misijos. Svarbiausias tikslas yra visada bendrauti su ministerija, su ministru, tam, kad gerinti gyvenimo kokybę mokinių ir apskritai vaikų. Kazimieš, pasinaudokite ausinėmis, nes mums skambina klausytojas, kad galėtumėt girdėti ir išversti. Tai Richardas iš Vilniaus pirmasis klausytojas. Richardai, laba diena. Tuoj palaukit, galėsim jūs išklausyti. Klausom. Labą dieną. Norėjau paklausti pasakotojų, kai jis per pasakojimą kokius 200 ar 300 kartų pakartoja na, tai ar ten ir į gestų kalbą reikia tiek kartų išversti, kaip žmogui ausį graužia? Ačiū, supratom jums. Jūs Jūratė iš Kauno. Jūratė, laba diena. Labą dieną. Esu Pauliaus buvusi matematikos mokytoja. Prisimenu jį kaip puikų, labai darbštų, stropų vaikiną. Ir džiaugiuosi, kad jis toks aktyvus, pilietiškas ir palinkėti sėkmės. Ačiū labai, Jūratė, kad jai mums paskambinat. Prisimenat jūs, Jūratė, Pauliau? Puikiai. Būdavo jis, jeigu lape neužtenka vietos jo sprendimams, dalipdo, daklijuoja ten. Ypatingas vaikas, išskirtinis, darbštuolis ir šaunuolis, ir jautrus, ir meniškas, kuo puikiausiai. Prisimenu ir džiaugiuosi, kad jis, žodžiu, toks aktyvus, pilietiškas, šaunus žmogus ir toliau taip gražiai tvarko savo gyvenimą. Ačiū, Jūratė, jums, o jūs, Pauliau, sakot ačiū, bet ar norit pats kaip prisimenat, Jūratė? Na, tai iš tikrųjų aš sutinku labai daug žmonių ir pažįstu daug žmonių, bet tikrai labai džiugu, kai tie žmonės ir mane atsimena ir aš tikrai vertinu, kad, žmonės, su kuriais susitinku, jie prisimena mane, jie mane priima tokį, kaip esu ir, dėl jų aš galiu vis tiek judėti į priekį ir tobulėti. Žinoma, tokie žmonės kaip mokytojai irgi išmoko, kas gerai, kas negerai gyvenime, tai labai smagu tikrai, kad pasidalina patirtimi, pasikalba ir panašiai. Tai tikrai džiugu, kai gražių žodžių susilaukiu. Žinote, atrodo pamiršti tą žmogų, esi susikaupęs savo darbuose, o tada, taip netikėtai primena tas žmogus apie save ir tikrai yra labai malonus jausmas. 2363-111, Vilniaus kodas 05, primenu klausytojams, galite paskambinti ir užduoti klausimą Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentui Pauliui Jurjonui. Ši savaitė yra minima kaip tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė. Pauliau, grįžtant prie švietimo klausimo, tai čia nepilnas mėnuo yra to įtraukiojo ugdymo, jūs čia įvardijot ir problemas, kaip matot ir taip toliau, bet kas atsiskleidė per tą mėnesį, kokios patirtis kurčiųjų bendruomeniai to įtraukiojo ugdymo? Tai iš tikrųjų aš iš karto atsakyti negaliu, nes dar tai yra tik pati pradžia. Reikia daugiau laiko, kad galėtume daryti išvadas ir sakyti, kokie yra dabartinės sistemos pliusai ir minusai. Tai iš tikrųjų reikia tikrai laiko prisitaikyti prie tos sistemos ir tada, kai jau matysime, kokios problemos kyla, mes jų žinoma tikrai nepaliksime, spręsime jas. Kai jau pradėsime spręsti, tada jas ir spręsime. Vienas dalykas yra, kad laukiame, kad žmonės kreiptųsi į mus ir tada galėtume jas spręsti. Kiek vyksta dėrybos, irgi vėlgi kaip ir su įstatymu, tai taip pat klausimas dėl to valstybinio gestų kalbos egzamino, kurį jūs jau minėjot. Tai kokia, situacija, kiek pasistumėta į priekį, kiek, vyksta pokalbiai su ministerija šio klausimu? Tai iš tikrųjų labai gerai pataikėte su šiuo klausimu. Kaip tik bus šiandien susitikimas su švietimo ministerija ir diskutuosime šio klausimu. Praeitais metais jau buvo iškeltas šis klausimas ir, ties juo yra jau judama. Kai jau turėsime rezultatą, tada galėsiu atsakyti. Dabar, kol dar neturime rezultato, gal šiek tiek paliksiu tą paslaptį.
Gerai, tai lauksim, kokiegi bus tie rezultatai. Apie girdinčiųjų ir kurčiųjų sklandesnį bendravimą. Ką galėtumėt pasakyti, kokias problemas pastebit, kaip žodžiu tą sklandesnį bendravimą kurti? Tai iš tikrųjų vienas toks faktas, kad kurčias žmogus pamatyti ir atpažinti kurčiai žmogų yra labai sudėtinga. Tai yra nematoma negalia. Na, jeigu pamatytume kurčiai žmogų kažkur visuomenėje, tarp žmonių, ar jie atpažintume? Jeigu jo paklaustume, patapšnotume jam per petį ir jisai pradėtų kalbėti gestų kalba, tada suprastume. Arba pradėtume kažką kalbėti ir jisai negirdėtų, arba pamatytume, kad šneka gestų kalba, taip galėtume suprasti. Bet su kurčiaisiais galima bendrauti įvairiais būdais. Galima susirašyti, ar tai būtų rašteliu, ar per telefoną. Galima taip pat parsisiųsti programėlę į telefoną, kuri transkribuoja. Jos pavadinimas yra X-Rail Glass. Programėlė tokia, ją galima parsisiųsti, jūs kalbėsite ir jinai automatiškai transkribuos tekstą. Tai yra, matysite tekstą savo, kurčias matys tekstą savo ekrane, tai ką jūs šnekate. Yra ir kiti būdai, galima pasinaudoti vertimo paslaugą, turime Skype vertimą per Skype programą, kur galite pasiskambinti ir vertėjas verčia, 24, visą parą yra vertimas tas. Tai galite pasinaudoti tokiais dalykais. Taip pat pastebėjau, kad svarbu yra, kad girdintieji būtų atviresni, kad nebijotų kurčiųjų, kad galėtų patys kažkaip kreiptis į juos. Nes tikrai kurtieji nėra visi vienodi, kaip ir girdinčiųjų visuomenė, kaip ir mūsų visuomenė, visi yra skirtingi. Tai tikrai ne visi esame vienodi, reikia atkreipti tą dėmesį. Kiekvienas turi savo individualų gyvenimo kelią. Dabar mes bendravome su jumis kaip? Visgi per vertėją. Tai vienas iš būdų, kaip ir prieš tai minėjau. Bet iš tiesų apie tą baimę pats užsiminėt. Kaip mažinti tą baimę ir kaip, tiesiog gal žmonės nežino, kaip prieiti, nežino, ką pasakyti. Tiesiog toks išankstinis kažkoks yra barjeras, bet kai perlipi jį, viskas būna gerai. Tai gal kažkokių patarimų girdintiesiems, kaip jiems išdrįsti perlipti tą barjerą bendravimo? Baimės priežastis yra kokia dažniausiai? Tai yra nežinojimas, kaip elgtis ir informacijos stoka. Tai mano ir Lietuvos kurčiųjų draugijos patarimas yra kuo daugiau susižinoti informacijos apie kurčiuosius. Eiti ten, kur yra skleidžiama informacija apie kurčiuosius. Ir jau žinant, jūs įgysite tą drąsą ir tada jau nebebijosite. Nes neretai būna taip, kad girdintieji nežino, kaip elgtis. Jeigu jau žinosite įvairiausius faktus, dalykus apie kurčiuosius, patys juosite kur kas drąsiau ir galėsite galbūt susigestikuliuoti. Jeigu norėsite paklausti laiko, parodysite pirštu į savo riešą. Tokiu būdu, duodami suprasti, kad jūs domina, kiek yra valandų. Yra įvairiausi dalykai, kaip reiktų elgtis su kurčiaisiais. Tai mes turime 11 skėtinių organizacijų įvairiausiose Lietuvos kampeliuose. Tai visada galite ten kreiptis, kur jums bus suteikta informacija apie kurčiuosius, ir galėsite apsišviesti šio klausimu. Ačiū Jums. Dėkui, kad atvykote į mūsų studiją. Tai Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Paulius Jurjonas. O mums padėjo kalbėtis vertėjas į gestų kalbą Kazimieš Aleševič. Visai netrukus po 11:30 žinių grįšime į studiją ir pasikalbėsim apie tai, jog seniausiose dujinių balionų varžybose, pasaulyje seniausios, tėvo ir sūnaus